išvykstu į Stambulą apsipirkti, Aivariukas mane išlydi šį kartą be Aivaro ir Aivarai ką tau parvežti? Kostiumą reikėtų. Dar kostiumų, matai, trūka. Nu, bet jeigu kokį gražų užmatysiu, tai ir jums parodysiu, ir Aivarui parvešiu. Viskas jau, Aivaras man supakavo lagaminčiaką, išvažiuoju. Pradedu video iš antro galo, jau grįžau iš Turkijos, lagaminas, kaip matot, jau yra prikrautas turkiškų gerybių, tai žiūrėkit iki galo. Pamatysit, kur mes Turkijoje su mama lankėmės, ką matėm. Ir žinoma, pačioj pabaigoje parodysiu, ką čia prisipirkau. Susitikom jau su mamytė, tai kaip matėte, Aivaras išlydėjo, reiškia, aš ne vieną važiuosiu, bet be Aivaro. Tai šį kartą yra mūsų turas su mama ir judam jau į Rygos oro uostą. Visą laiką, ko labiausiai bijau, tai perkant kažkokį gėrimą iš aparatą, kad jis užstriks ir neiškris. Ir ką man dabar daryti? Nu, nežinau, kaip dabar tą vandenį išsikrapštyti, reik pati aparatą biškelį pajudinti. Nieks čia nesijudant, fainai. Jau į lėktuvėlį skubam, bijom pavėluoti. Good morning. Ir viskas. Tai čia yra tos tipo brangesnės vietos Air Baltica, bet pažiūrėkit, šalia pigesnės ir brangesnės, nieko nesiskir. O mūsų čia atradom jau 5 vietoj, arti sėdėsim kartu. Kadangi priešais mane buvo visiškai tuščia eilė, tai mamą palikau tenai. O aš atėjau čia, tai nusipirkau arbatos, žodžiu juodą arbatą, tai 3,50 € už tą puodelį, o mamai kavą. Ir mes turim iš Lidliuko po sumuštinį. Ką mes čia mokėsim po 9 €, kai galėjom už 2 nusipirkti. Ir dar turiu Lidlo skanijas bandelės, tuoj surasim, tuoj parodysim. Tos klevų sirupų ir tais riešutukais. Nu, žodžiu, supratot mintį, nėra čia kok man krapštytis. Jau nusileidome, duty free apsiforminom ir dabar misija vėl surasti lagaminus, nes čia kažkaip labai neaiškiai rašo, kur jie yra, žodžiu, atvežami, nes daug čia tų juostų. Ir kur visą laiką vežė dabar vėl nebėra, tai nežinau, kaip čia dabar man susirasti. Eisiu per visus ieškosiu. Praeitą kartą paklausiau darbuotoją, jaučiu, reikės daryti tą patį. Praeitą kartą sakė, kad visą laiką atvažiuoja lagaminai 20-oj, dabar jau 24-oj, žodžiu, kiekvieną kartą vis keičia. Mano lagaminas atvažiavo, mamuko irgi, viskas saugiai. Jau dabar važiuosim su lagaminčiakais ieškoti mūsų autobusą į miestą. Vadovaujamės Exito ženkliukais, tai turkiškai išėjimas yra Cikis. Nu ir einam dabar jau autobusą ieškoti. Nespėjau jums parodyti, kaip oro uoste susiradome autobusiuką ir jis jau mus atvežė į miestą. Dabar einam ieškoti tramvajaus, nes su tramvajum pavažiuosim porą stotelių, kad mažiau eiti reikėtų. Mes jau tramvajui su visais lagaminais. O, vaikų krūva. Žodžiu, į T1 mums reikia dabar 2 stotelės. Galėtumėm ir vieną, bet tikiuosi, kad su to antru važiavimu dar ir į Kalniuką mumis užveš. Žinokit, tiek veiksmo, kad aš nebespėju visko jums parodyti. Ir ką, į kambariuką savo, o, koks fainulka, žinok, čia man dar mūsų sofutė, papildomai čia VIP, gavom atskiros lavelės. Ir ką, į savo viešbutuką grįžtu jau 3 kartą Stambulę ir tikrai manau, kad ne paskutinį ir jeigu kam reikės, tai žinokit, paliksiu nuorodą, nu, nes žiauriai fainai, mama, lauk lagaminų, nes žadėjo mum lagaminą. Šviesą įsijungiam. Kadangi labai mažytis yra liftukas, tai netilpom, kad ir lagaminai, ir mes, tai sako, aš antru reisu jums užleisiu. Nu labai fainulka kambarytis. Dar, oi, nuvarėme maistą pardėti, prisipirkom vaisių, šokoladukų, gėrimų čia rytojui, kad turėtumėm ką neštis, tada aš nusipirkau plaukam kondicionierių, esu, žodžiu, volume, kad būtų. Tai parodysiu atskirai, ten nuvarėme vaistinę, aš kažkaip praeitus kartus visai buvau pamiršus, kad čia turkai vitaminais, visokiais šampūnais garsėja. Tai porą kartų esu praleidus ir neturėjus tų priemonių, tai dabar viską atrodo noriu išbandyti, o dabar iš tikrųjų atvarėm pavalgyti. Tai aš pasiėmiau tokį levašą, o mama tiesiog mėsytės. Šiaip žiauriai karšta.
Labas rytas, mes jau atvykom pusrytukų ir žinokit, aš jau kai atradau vieną gerą, to nekeičiu ir mes pusryčiam vėl turim nuostabų vaizdą, mama jau ruošiasi irgi, ieška, nežinau, ko tą šiai cukrų savo atsinešė. Na ir viskas, mes pavalgysim ir jau su kuprinėm pasiruošusios varysim į turgų. Parodysim ir jų, manau, kažką. Kol Katutis ilsis, mes jau sulaukiam tramvajaus, einam atsisėsti ir važiuojam jau į turgelį. Varom su tramvajum ir šiaip galima važiuoti su Stambulo kortelė, kurią gali nusipirkus vienas žmogus, vieną kortelę, pasipildai ir gali važiuoti nors ir 6 žmonės su ją. Nu, bet tik reikia 6 kartų nuskaičiuoti. Bet kadangi pas mane ji tuščia ir nepapildyta kol kas, ir sako, tai gali tiesiog su bankinė kortelė priglausti ir nuskaičiuosim už kiekvieną žmogų atskirai tą pačią sumą. Tai dabar taip ir darom, nebesivarginam ir nevažiuojam mes tos Stambulo kortelės pildytis, vienkartinį susimokam važiavimą. Tai vienas troleibuso pavažiavimas kainuoja €17 ir sėdim savo kaip ponios. Aišku, galim ir stovėti, bet mes dabar važiuosim gal 4 stoteles, tai susiorganizavom pasėdėti. O tie kuliukai mums leido atsisėsti. Prieš turgų atvarėm dar į pakrantę, pasidarėm kelias nuotraukytės, tai tas nuotraukas galite žiūrėti mano Instagrame. O dabar jau ieškosim, va ten kažkur tas turgus yra. O galima ir arbatėlės užsisakyti čia prie turgus iš karto. Mama jau dylą ką tik padarė, prisipirka maikučių. Einam toliau. Nu, iš tikrųjų čia permokė biškai už tas maikės, bet dideli dydžiai yra iš tikrųjų 5X, 6X, tai mamai, tėtai, tai labai gerai, kitur nėra tokių didelių. Lakostė. Trenigučių visas kompleks, šiaip labai maloni medžiaga, visai pasimčiau savo, bet vasara jau baigęs, kitais metais nežinau, ko norėsiu. Triusikaičių, kokiu tik tai norit. How much? Sakėt, už šitą dėžutę, tai 6 eurai, už 3 triauzus. Tai noriu jums dar parodyti ir kokių čia gerybių yra. Labai faini birkinstokai, jaučiu, kad tos rožinius savo nusipirksiu. Labai graži spalvytė, nors atrodo tikrai nereik, bet aš to žalius turiu. Tokią spalvą, bet ta rožinė tai žiauriai graži. Yra aišku ir atvirų, va čia pilna. Žiūrėkit, tik tai į sveikatą pirkti, kad tik būtų pinigėlė už ką. Dolce Gabbana visi, Diorai, bet aš negaliu nešioti tokių batų su šitom gestapkutės. Negaliu su tokiam odom, negaliu kroksų nešioti, negaliu va tokių nešioti. Labai gaila, šiaip labai daug gražių batų būtų dėl mano kojyčių probleminių. Aš galiu tik, kur viduje yra ta virsta oda. Medžiaginiai tokie visokie. Nu, čia, kad kokia fainai dar yra didesnė. Tuo pačiu, jeigu jau pradėjau rodyti, tai žinokit, galima tokį rankenukų po 25 euriukų, žiūrėkit, kokie dabar madingi Louis Vuittonai, kokiu tik norit. Noriu kokiu nors dailesnį parodyti, kokiu būtų galima, va čia supakuoti visi. Galvoju, ką čia jums parodžius, vam jum jodinukai. Nu, aišku, man tos spalvos, tos ryškios tokios visiškai ne mano, ne toks. Toks biškai panašus, bet ta oda tokia lakuota, viduje tik supakuots nesimato. Žodžiu, visokiausi, va man čia metva, Louis Vuittonai, džinsinė imitacija. Ką tik norit, ką čia jums da parodžius. Truputį prisėdam pailsėti, aš vakar pardį nusipirkau čia, nežinau, žiauriu kažkokį šaltą kavą. Ryte negeriu kavos, geriu tik tai vandens pusryčiam, tai dabar jau kavytė atėjo laikas. Tai žiūrėt mano Instagramo storius, tai jau gal šiek tiek ir kartosios, tai rodau birkenstokus, po 5 euriukus. Dabar čia, kadangi labai saulė kepina, tai uždengia
Bet aš jau žinau, čia, tu išvart, nebūčiau, aš viską išvartysiu, bet labai norėjau jums parodyti, ką čia numečiau, pažiūrėkim, šviesus, kokie gražus, po kem 5 eurus, Birkenstokai, tie rožiniai, aš šitos rožinius jau nusižiau, man atrodo, kad aš juos pirksiu. Vietinių turkų medžiagos, kokia bliuzelė pasisiūčia, mama šiaip mano tokius labai mėgst, Gariūnuose pastovi medžiagas perka, kokia graži, ką tik sugalvojau, kur galėčiau panaudoti. Tik įdomu, ar, pavyzdžiui, metrą tik tai atrieštų, bet čia ant saulės, kaip blizga, aš nežinau, ar matos ant kameros. Nu, ką tik idėją vieną gavau dėl medžiagų, eidavau pro šalį, net nekreipdavau dėmesio, galvoju, niekam čia neįdomios tos medžiagos kilimai, bet pačiai įdomu pasidarė. Pažiūrėkit, rankenukų krūvą, po kokius 25 eurus. Mažiukai, jie tokios, žinai, dėlinukės labiau, bet kokiu tik nori, Louis Vuittonų, Gesų, labai fainulkų tokių, gal biškį tamsu saulė šviečia, čia naisint šešėlė nesimata. Va tokiom krūvom sumesta visi rankenukai, pažiūrėkit, gesiukų visokių, po 25 euriukus, rinkis ką tik nori. Michael Korsa, tokios delninės rankinės, bet nėra didesnių, kad būtų, man atmetė, žiūrėkit, kokia graži, blizganti visa. Tai vat, žiūrėkit, kaip čia mėta. O čia tos rankinės, nežinau, mėta kaip kortas kokias. Kokius gražus radau, jau apie kalėdas galvoju, čia įdėti šakutės, kažkur užmetė, ką tik, va taip jisai atrodo. Ir labai gražus pasimsiu, pasipuošim kalėdinį stalą. Labai faini kostiumėliai, čia trumpom rankovėm, o čia ilgom. Medžiagytė yra nesveikai maloni, bet nežinau, ar man toj padidinsiu kamerą, nežinau, ar man reikia, čia kainuotų 20 euriukų toksai. Mama šitos džinsus nusipirka plačius, sakė, labai nori būti madinga. Šitos pižamos yra nesveiko mielumo, aš jau vieną nusipirkau pernai, tai dabar antrą pasiėmiau, tik jau yra kupriniai, gal namuose padarysiu turą, ką prisipirkau, nesveikai malonės medžiagytės, aš jau be jos gyventi nebemoku, su kitom net miegoti nebegaliu, bet dabar pagalvojau, gal reiktų ilgom rankovėm dar susirasti, tokia, kad būtų žiemai, nes aš turiu ant šlikučių su šortukais. Mano būsimų nuotakų skirelis, pažiūrėkit, kokie gražus, visi nerinukai, naktinukai. Aš jau pati savo tokia visai užsinarėčiau. Roginių suknelių rojus. Jau praeitą kartą rodžiau netgi tą patį, bet pernai taip ir neišsirinkau nieką savo. Stilius jau pasikeitęs, kita mada jau. Mėgsta vaikai futbolus, tai aprangų čia, žinokit, yra milijoną, tik dabar visų taip neparodysiu. Ką aš jums dar galiu parodyti? Gučių rankenukų, jeigu norit, kvepalų, žodžiu, viskas. Va, jūs sveikinas, jau siūla man kažką. Žinoma, tie lietpaltukai yra ant bangos, toj paklausiu, kiek kainuoja. How much this one? This one? Okay. Tai čia, žinokit, yra 2000 lyrų, tai yra 40 eurų. Dar yra ir trumpesnių, ir ilgesnių, tai va, po 40 eurų, jeigu pirkčiau, tai dar leistų ir nusiderėti. Bet man atrodo, kai jie jau eina iš mados, tai tikrai nepirksiu. Bet va, kokios kainos, o kiek Lietuvoje kainuoja, ką? Esu Aivaro ir Manto rojuje, žinokit, kiek gražybių, naujienų. Ir nenoriu dabar rodyti, ką išsirinka vyrai, nes kai praeitą kartą parodžiau, tai žinokit, jau pasipylė anksčiau laiko, kitų prisipirka, nulėkė Lietuvoje, turbūt kaina trigubai didesnė, bet jau, žodžiu, nebespėjo Aivaras būti pirmesnis. Pažiūrėkit, kokių gražuoliukų yra. Tai, žodžiu, parodysim tik galutinį variantą. Matot, pridėta daug, kurį išsirinkom, neaišku. Nes, žinot, ir dydis svarbu. Ne kiekvieną kostiumą, kokį norėčiau dydį turi. Vat ir marškinių yra paruoštų, čia viską gali išsirinkti. Čia įvyka kažkokia drama, skyrybos, muštynės, kas čia vyka. Pakuojam 2 kostiumus, šiaip ne taip, įgrūdam. Žodžiu, vieną kostiumuką man, tai vieną Aivarui. Turkiški skanumynai, gražumynai.
Bet mes jau su mama sočios ir laimingos kažkaip tik pasigrožim, bet neragaujam. Man iš tikrųjų aš nemėgstu šitų. Mama tokia labai mėgsta, aš tai net nemėgstu. Pataikiau į kažkokią Skarelių gatvę, tai tos Skarelės realiai po kokius 2 eurus. Jau belenkiek čia visokie. O, dar žiūrėkit, prižiūrėtais guli. Belenkiek visokie pobūdžio stiliaus spalvų. Čia, žinot, vietinės keičias, kaip mes plaukų gumutės, taip jos Skarelės. O čia realiai po eurą viskas sumesta. Ir čia tikrai ne vietinė, o nauja. Tai gal ne visai tokia įdomi būtų. Bandu išsiaiškinti, kas čia, kas žiedai, piršto, nespaudimo, matuokliai, nesuprantu kas. Čia jaučiu sagutės, visokie vat papuošim. Ai, čia irgi susiekt Skarelėm. Kokia fainulkas. Aš tai neturėčiau kur panaudoti, bet pasižiūrėti visai fainai. Brandinių maikių su auksiniais užrašais, kokios tik nori, po 10 euriukų. Nežinau, ar matos, kiek žmonių priekyje. Atrodo, ryte tiek daug nebuvo, bet čia dauguma tai yra jų vietiniai. Tai įsivaizduokit, kad ir kainos yra priimtinesnės, nors turistam iš akių žinokit. Čia yra, sako, fiksuotos kainos ir mes negalim nieko jum nuolaido jokių daryti. Tai vietiniai pigiu apsipergęs. Pirkau, nežinau, neprisimenu ką, bet prie manęs pirko ir vietinis. Ir daug aš tą patį daiktą pirkau ir man, nežinau, per kokį 15 eurų brangiau. Sako, ir aš sakau, tu ką tik pardavai prie mano akių pigiau. Sako, tu turistė, nepatinka į lauką, ateis man kitsai nupirks. Čia jie su nuolaidom, tai nesileidžiu į kalbas. Vaikštau, tai šiaip pati nebežinau, ko man čia bereiktų, bet tiesiog off-druką nors pamatysiu, kas sudomins. O pavyzdžiui, dar kostiumukų Aivarui. Aivarui yra kostiumų manija, susiskambinom per Messengerį, šnekam su juo ir jisai pamatė. Šito dar žiauriai noriu, būtinai dar šitą viskas jau man atneš. Nu, gal parodysim, kai grįšiu namo. Šiaip šitas žydras toks irgi fainas. Akinukai po 2 eurus pigiau negu išeina, sakyčiau. Prisipirkau daug vitaminų, jau baigė man visą maišą sukraut. Viskas man tuoj paduos visą mano maišą. Čia visko, ko tik norit. Ir plaukam, ir nagam, ir nuo slogos, ir nuo bėdos, žodžiu. Thank you. Belenkiek prisipirkau vitaminukų. Čia energijai variukui stiprinti, kad tarp darbų nebūtų nusilpęs. Čia savo plaukam. Nu, tipo dabar jau plaukai kasos, kada tauks. Nu, žodžiu, parodysiu kambarį, nes čia va turgui dabar bandau susipakuoti čia vyrui. Multivitaminai, nu, tipo amerikietiški, bet labai geri prisiskaičiau. Tai pilna maišą, čia po 3 pakuotės vienodų, kad, žodžiu, ilgesnį kursą. Su Aivaru atradom tuos visus kripsi, kaip čia vadinas, apkepinti labai skaniai visokie viščiukai, burgeriai. Tai paėmiau ką tik 2 porcijas su mama, pavalgysim kažką šilto, vištienytės. Pinigų keityklos, nežinau, čia sargas ar kaip čia pavadinti. Atėjau pinigėlių įsikeisti. Mūsų vakarienė, tada tam pas juos visur tie levašai eina kaip donelė ir va ta vištiena va tokia traškia. Dar šiltą spėjau parnešti. Važiavusios mes su mama išlipom anksčiau vieną stotelę, negu autobusas iki galo važiuoja. Bet kur įlipt, aš žinau tik vieną stotelę. Todėl mama palikau jau šiek tiek ilsėtis po apsipirkimų dienos. O dabar, oi kaip skaniai kvepia. O dabar einu apie 2 kilometrus pėstute. Bus labai gera proga prasivaikščioti, nes ką tik privalgiam. Tai jau šiandien iš tikrųjų turiu apie 15 000 žingsnių. Nu ir žodžiu, einu apžiūrėti, kur ta stotelė, ar jinai nepasikeitus nuo paskutinio karto, kad mes iš skridimo rytą jau galėtumėm būti ramios ir kad nereikėtų klaidžioti ir panikuoti, jeigu yra kažkokių pasikeitimų, kaip mums praeitą kartą su Aivaru, kad buvo. Ir tiek žinių. Paskui dar gal kažkur nueisiu, nežinau. Šiaip čia labai greit pradeda tempt, tai ilgai aš čia nebeplavinėsiu. Jau saulytė leidžias, jau mėnulis kažkur tenais, vat, matas. Šiaip labai graži diena, 29 šilumos, bet tokia ta šiluma ganėtinai gera, kur ne per karšta. Bet jau, kadangi vakaras apsimoviau kelnes, kad čia tų vietinių vakare neprovokuoti. Nežinau kodėl, bet aš girdėdama tą šauksmą melstis kažkaip nejaukiai jaučiuosi. Nežinau kodėl, man toksai
nejaukus tas garsas, ypač kai viena pati po miestą vaikštau. Bet visi žmonės vaikšto, iš tikrųjų filmuojas, nieks čia nekreip dėmesio. Nu va, pagrindinė, čia tokia jų gatvė aikštė. Tai apsižiūrėjau autiką. Esu visa šlapė, nes reikėjo žiūri kalną lipti. Tai nežinau, kaip mes ten lipsim. Tai mums dabar bus nuo kalno leistis, jeigu eisim į autobusą. Tai pasitikrinau, viskas gerai, autobusas ten, kur ir praeitą kartą. Tai žodžiu, nežinau, kaip mes ten su tais lagaminais nuo kalno eisim žemyn. Nu, bet kažkaip naisim turbūt, kai neturim pasirinkimą. Sėdim su mama jau taksi. Žodžiu, varom iki kito turgaus ir mums ten, jeigu su tramvajum, tai reikėtų važiuoti su 2 ar 3 persėdimais ir dar peškom nemažai eiti, tai ir kadangi su keliais persėdimais, tai kaina jaučiu gautos tas pati, nes pasikvietėm Uberį, tai 6 eurai per 2, tai po 3 eurus, panašiai tas pats būtų į tramvajum. Ir esmė tokia, kad mes laukiam takso ir atvaro irgi taksą, žinai, žiūriu numeriai ne tie, mašinos numeriai ne tie. Sakau, ar čia tu, parodžiau numerius, nes man ant Uberio rodo, pas ką aš turiu atsisėsti. Jo, sako, čia aš. Aš atsisėdus, jau mes su mamai sėdam, jau diržau, sėdėjau, jau pradėjom važiuoti, sakau, a čia tikrai tu? Ai ne, gal ir ne aš. Tai sakau, tai ką darom? Tai, o kur tau reikia? Aš sakau, kur aš noriu važiuoti ir jisai, tai kur visai į kitą vietą. Sakau, ne, išleisk tu mane. Ne, nebijok, nėra problemų, aš tave nuvešiu. Sakau, aš nebemokėsiu pinigų, nes mano Uberis jau nuskaitė pinigus iš karto. Tai važiuojam, viskas gerai. O Dieve, sakau, išleis mane. Tipo, dabar išleis, sakau, taip, išleis kuo greičiau. Ir galvoju, dar, mano jau nuskaitė net kits Uberis, tai man net, nebegražins tų pinigų, kad aš nebeįlipsiu pas jį. Tai, žodžiu, vidury gatvės, kur stovės susinervinęs, sustoja, išlipame su mama. Ir, žodžiu, sulaukiam savo taksą, tai va, sėdam. Žodžiu, nelabai jie čia šnekasi, mes irgi nekalbinam, žodžiu, sėdim dabar tokiam biškutį kamštį, bet manau, kad mes čia iš to kamščio išvažiuosim ir greičiau pajudėsim. Ir atvykome į vietinį turgų ir ką matau, medžiagų krūvas. Nors vakar vieną medžiagytę nusipirkau, bet gal darasiu ką nors gražaus. Aivaras visą laiką sako, žiūrėk, kur vietiniai daug būriuojas, reiškia geros kokybės. Tai va, po 7 eurus maikės, šiaip labai malonios medžiagytės. Tai mama nupirko tėtį vieną, o aš einu toliau žiūrėti. Čia mergaitės duodas po pižamas, ne, pižamas ten prieki. Šiaip labai malonės medžiagos, tai aš esu jau 2 nusipirkus, man atrodo ir aš čia biškį prasinešiu. Šortai, džinsai, džinsiniai visokie, ką tik noriu. Dabar tie tipo trendina, tai čia varinkis kiek tik nori. Matot, įvairiausi džinsai ir marškiniai visokiausi dabar. Trendina turkiai su višnaitėmis. Kvepalų, tai kokį tik norit brandų, viską čia rasit, tik įdomu, ar laikys daugiau negu tualetinis vanduo. Čia kelnes, o čia jau alyvuogės. Viskas vienam turgui, nors šiaip čia maisto praktiškai nėra, čia toks vien skirelis keistas. Paauglių mergaičių svajonių skirelis, nes čia praktiškai yra viskas po 1 eurą. Praeitą kartą buvau parsivežusi ir aš, tai kokybę labai nesusižavėjau. Bet jaunom mergaitėm tai čia būtų tobulas rojus. Turgelį prisėdom pailsėti ir nusipirkom apelsinų stiklinę šviežiai spaustų 3 eurai, va tokia diduma, belen kokią dydžią stiklinę. Pasiklausykit, kaip jie čia šūkauja. Jie kviečia, kad tu paeitum pas juos pirkti. Čia kažkoks bardakas, masinis chaosas. O šiaip išsirinkau, važiuokit šitą jaučiu megstuką, toksai fain, galvoju, vasarai nertas, už 4 eurus. Koncertai. Ne pirmą kartą rodo, va čia visą technologiją, bet ir nusipirkom su mamam. Va žiūrėkit, toj parodys, kaip čia naudotis. Na, aišku, čia jokie stebuklai, bet taip man patraukliai pasirodė, tai žodžiu, nusipirkom. 6 euriukai toksai, nežinau, gal nesulaužysim, kol namo parvešim. Turgus jau mum už nugaros pasiliko viskas, kuprinės pilnos, tai mes dabar einam jau į pagrindinę gatvę, vėl kviesime Uberį, nes su pilnom tašėm.
pačios čia tikrai nebeisim namo. Sėdėm su mamytė, mašinytį veža mumės į kambariuką, grožimės Stambulo vaizdais. Gal ir per kamerą taip nesimato, bet iš tikrųjų labai čia viskas jaukiai gražiai. Kaip galvojat, tie katinučiai du gyvi ar žaisliniai? Čia vitrinai guli, tokie didelį, gražuoliai. Mūsų ekskursija jau eina į pabaigą, šopingai baigti. Mamukas šiek tiek ilsis, aš dar išvariau į vaistinę, nusipirkau šampūnų, apibendrinus. Tai ten tų visų Gucci rankenukų tai aš nepirkau, bet šį kartą mano apsipirkime dominavo vitaminai, šampūnai, kas dar, Aivarui kostiumai, broliui kostiumą. Tai aišku, jų 3 kostiumai užima pusę lagamino. Tai tikiuosi, kad turėsiu jėgų, dar parodysiu viską, papasakosiu, ką ten pirkau. O dabar varau vakarienę, parnešiu ką nors. Oi, koks gražuolytis. Ir viskas, ir baigęs, rytoj jau namučio nuo ryto. Žinau, kad čia yra turkiškas tradicinis patiekalas, bet praeitą kartą jo neparagavom. Tai va tokią didumo bulvę iškepa. Ir dabar ją čia smulkina ir dės viską, ką tik užsinorėčiau. Tai žinoma, sviesto, sūrio į pačią bulvę ir sutrins, kaip bulvių košę padarys. O ant viršaus jau dės ingredientus, kokius paprašyčiau. Šito jau turbūt mano daro, tai žodžiu, čia dabar sviestą ir sūrį sutrins ir bus kaip bulvių košė va tokia. Tikiuosi, kad parnešiu neišmetus, tai va toks galutinis variantas iš tokios vienos bulvės. Varau namo, čia žodžiu su mama dviese paragausim, nes atseit abidvi nenorim daug valgyti, bet norim paragauti. Su šito tramvajum ne vieną kartą važiavom, bet turbūt, kad šio ekskursijoje jau baigęs. Dabar lėkiu namo valgyti. Paskutiniai pusryčiai su tokiu nuostabiu vaizdu. Oras tobulas, šilta, tikra vasara. Bet iš tikrųjų jau tiek daug visokių įspūdžių, kad jau fainai bus grįžti ir namučio. Paskutiniai pasigrožėjimai. Net nežinau, į kurią pusę labiau žiūrėti, nes iš visų pusių aplinkui ratu visur gražu. Bet kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Važiuosim namučio, eisim dabar į savo kambariuką, pabaigti dėtis daiktus. Lagaminą užsitraukti kažkaip, nežinau, ar neteks dar oro uoste jį ten perkilnuot. Ir viskas, ir namo pagaliau. Iš tikrųjų, tas karštis vargina, fainai tikrai, nieko negali sakyti, nemeluosim, kad fainai buvo, bet fainai ir savo namuose. Su autobusiuku atvažiavom jau į oro uostą. Viskas, einam pasisverti lagaminus, kas dabar labiausiai mus domina. Ir juos priduosim po to, kad nebereikėtų nešiotis pačiom, tampytis daiktų. Viskas, kelionytė į pabaigą. Ai, tiesa, autobuso bilieto kaina nuo miesto centro iki oro uosto ir aišku atvirkščiai, tai yra apie 8 eurus. Prasideda, pasisvėrėm, yra svarstyklės, galima pasisverti. Ir pas mane sveria kažkur 3 kilogramais per daug, o pas mamą, kokie 2 kilogramai tilps. Tai dabar jau laviruosiu, dėliosiu čia viską vietoj oro uoste. Tik nežinau, ką išimt, kad būtų mažo dydžio, bet daug svertų. Kombinuojam kažką. Užsiemam su mama svėrimais, o 2,6 idealiai. Žodžiu, persikilnojom, persigrupavom daiktus. Mano šitą atrodo tokia sunki, bet uždėjus yra 6,3. Tai čia dar yra šiek tiek maisto, tai dar susivalgys koks puskilogramis. Pakuojamės ir eisim ieškoti, kur atiduoti didžiosius lagaminus, kad nebereikėtų pačiom tampytis. Dedam vieną ant kitą ir važiuojam ieškoti ir Baltiko. Viską pridavėm, liko tik tai rankiniai bagažai, nusipirkom su mama po krasaniuką, suvalgysim. Ieškom savo vartų, nebedaug to laiko, gal valandėlė beliko, čia kol visas patikras praėjom. Ir tuoj namo grįšim. Nepajusim, gal pamiegot pavyks bent truputį lėktuvę. Čia turbūt yra brangiausias karšto vandens puodelis ever. Tik aš po to savo 3 viename įsipyliau, tai šitą karšto vandens puodelį sumokėjau 3 eurus.
O čia krosanas. Šiaip labai didelis krosanas, tai manau, kad sočiai užkandžiausim prieš skrydį. Ką tik pabaigiau filmuoti apžvalgą, ką parsivežiau iš Turkijos ir gavos ganėtinai ilgas video, tad padariau antrą dalį, eikit į mano profilį susirasti, ką Briga parsivežė iš Turkijos. Ir jeigu patinka jums tokie video, subscribinkit, laikinkit šitą video, komentuokit, taip žinosiu, kad iš kelionių reikia daryti video dažniau.